Ačiū Jums, pons Juodelė. Aš manau, kad abejonių nėra, kad ta kryptim fondas eina. Kas nors daugiau neturi paklausimų? Dar ponas Taruda, prašau. Aš vertės pasakysiu, kad pati eiga skirimas tų stipendijų ir labai gerose grįžyse. Ir aš tik tai palinkėčiau, vadinasi, kad taryba ir ta komisija atliktų savo darbą. Taip, kaip atliko iki šiam laikui. Dabar, pavyzdžiui, sakysim, grąžinimas stipendijas. Kas bus, jeigu, pavyzdžiui, sakysim, dolerių vertė nukris iki maksimumu, jiems šitą pakeis dolerį arba sumažins dolerį, tai tada tuos stipendininkus mes pakarsime. Todėl, kai visiems kitiems skiriama, šitą teikti, tą pačiu keliu, kur eina ir lietuvių fondas į dolerį. Ačiū labai, ponas Taruda, už Jūsų pastabas. Toliau norėjo mūsų daktaras Ambrozaitis. Ne, jis ateina. Prašau. Pats kėlė ranką. Dėl dviejų dalykų aš norėčiau. Su pirma, čia ką ponas Juodelis skelbė, tai kaip manėte, detaliniam pranešime yra praeitais metais buvo paskirta 16 000 lituanistiniam mokyklom remti. Be išimties visos lituanistinės mokyklos buvo paremtos. Antras dalykas dėl Lietuvos istorijos. Aš norėčiau poną pirmininką pakviesti, kaip aš pabaigsiu, poną Dainauską, kuris atstovauja Lituanistikos institutą ir paaiškinti dėl Lietuvos istorijos. Jis duotų ir aš manau, kad suvažiavimas bus šito norės. Toliau iš sąryšių su abiejų tarybos ir valdybos pirmininkų pranešimų aš nepastebėjau vieno dalyko. Man atrodo, kad Lietuvių fondas, kaip matome, yra jaunas, bet jisai atrodo, kad tikrai ilgai gyvuos. 2 milijonas buvo surinktas per pusę tiek laiko, kiek pirmas. Trečias, aš manau, galbūt dar trumpiau bus. Ir Lietuvių fondas darosi labai rimta ir pastovė įstaiga. Ir mums nebuvo nei vienas, nei valdybos, nei tarybos pirmininkas nepranešė, kad jis ruošiasi įsigyti pastoves patalpas. Dabar yra, aš taip kartais bijau, kad kokios ar žiurkės, ar kas nesugraužtų mūsų kai kurių dokumentų. Tarnautojai dirba labai blogose sąlygose, yra patalpos labai menkos, yra pavojinga dėl gaisro ir kitų dalykų, nėra kur archyvus sudėti, nėra kur posėdžiauti, taryba turi skolintis patalpos iš Markučio ir taip toliau. Taip, kad pats laikas, kėliau, kai buvau pats valdybos pirmininku,